Ir aš iš tikrųjų labai daug laiko atidaviau darbui, per tą laiką aš spėjau tiesiog suprasti, kiek aš uždirbu, ką aš uždirbu ir ką aš savo galiu leisti. Ir aš leidau savo dėl to, kad aš neturėjau kažkokių didesnių poreikių, nes tai buvo darbas, kažkur išeini, kažką nusipirki, tokie tai ir poreikiai. Pavyko susitaupyti? Jau? Gal tu prirūkėjai, jau paleidom. Gerai, liuks. Donata! Taip. Mes prisirepetavusios jau, kai tau žmogus be veido parašė į Facebooką, ne? Taip. Kad gal tu nori atvaryti Turkijos festivalį. Tai ką tu padarai? Kodėl tu sutikai? Dėl to, kad man buvo atsibodę viskas Lietuvoje ir aš labai pykau ant tuo metu ant visų Lietuvos prodiuserių ir televizijų. Kodėl? Todėl, kad jie man pradėjus daryti šiek tiek kitokią stiliaus muziką, man pasakė, kaip sukursi antrą nibenį, tada tau duris telika vėl atsidarys. Ir aš tada jam pasakiau, o jums špyga, tau kuo, aš rasiu kitas duris, kur man atsidarys. Šaunuolė. Jo, ir aš tada kažkaip tais tuo metu gavau žinutę iš to vadinamo, žinai, Facebook trolio, nu, ta prasme, kur ten žmogaus be veido, jo, kur gėlytės būna įdėtos ar dar kažkas. Parašė čia, laba diena, mes čia gavome jūsų kontaktinį ir norėtume jūs pakviesti į festivalį. Ir aš taip net neklausiau, kas tu, kur festivalis, ar kas, aš rašau, okei, kokios sąlygos. Bet kaip tu nebijojo, gal ten koks nors maniakas? Galėjo būti. Galėjo? Galėjo, 100% galėjo Tai būti. kaip tu taip tiesiog, ką pajutai, kad parašei taip? Aš tiesiog visą gyvenimą gyvenu taip, kad geriau padaryti ir gailėtis po to, negu nepadaryti ir gailėtis. Tai aš pagalvojau, kad why not? Žinai, jauna, biški dar kvaila, važiuojam. Tai gerai, kaip tu susirašei tą kelionę, ką darei, kaip atsidūrei ten? Tai pirmiausia, aišku, buvo tenai derinimasis visas, kadangi buvo man sukurta gyvo garso grupė, buvo papasakota apie tą festivalį, koks yra festivalis, aišku, informacijos aš daug neradau, po to supratau dėl ko, dėl to, kad Turkijoje apskritai socialiniai tinklai ir ten visų renginių viešinimas socialiniuose tinkluose ir panašiai nėra toks labai didžiulis dalykas. Jie viską daro vietiškai, kaip sakau, plakatais ir panašiai ir taip labai sėkmingai surenka tikrai didelę auditoriją žiūrovų. Tam festivalį, beje, į kurį aš po to galų galę nuvažiavau, buvo 20 000 žiūrovų. 20 000? Tai buvo turizmo festivalis viename iš kurortų ir ten tiesiog buvo daug dalyvių, aišku, daugiau dalyvių buvo ir buvo svečių iš kitų šalių, aišku, daugiausiai jų vietinių ir aš buvau tas kviestinis svečias tiesiog iš užsienio. Tu turėjai būti egzotika, raudonplaukė, iš Lietuvos. Kur ta Lietuva? Tai būtent dėl to po to festivalio, po to pirmo karto, kur aš praleidau 2 savaitės, mane ir pakvietė tenai gyventi. Gyventi? Taip, ir aš tada grįžau namo ir aš nusprendžiau, kad aš važiuoju. Nors aš visiškai nepažinojau tų žmonių, aš buvau su jais realiai gal, nusakau, 2 savaitės, net tas žmogus, tas prodiuseris, kuris mane kvietė, jisai man pasakė, kad mes gyvensime, kad jis yra iš miesto vardu Denizlis. Aš pažiūrėjau, kad tam Denizli gyvena gal 30 000 žmonių ir man tai buvo, ne, daugiau gal, nebeprisimenu dabar, kiek tų žmonių buvo. Bet žodžiai, palyginus su kokiu Kaunu. Būkim biedni, bet teisingi, kaip jie patys man pasakė, tai yra absoliutus Turkijos kaimas. Turkijos Bet aš ten to nežinojau. Stop, iš karto aš tau pataisimą padarysiu. Žiūrėkit, jokių biedni būkim ir teisingi. Kodėl taip sakom? Aš nežinau, aš tiesiog... Dėl to, kad iš vaikystės, iš močiučių, iš senelių. Taigi, sakykim paprastai, būkim turtingi ir teisingi. No. Iš tikrųjų, kodėl yra toks... Kodėl? Ką jis reiškia? Čia, žinai, čia tarp kitko, čia vienas iš tų bairių, kai, pavyzdžiui, klausaisi dainą ir tu ten, žinai, dainuoji tą dainą ir panašiai. Ir tada atsiverti tos dainos žodžius, nu, kažką prireikia. Ir tiesiog jos paskaitai. Ne, tu tiesiog jos paskaitai ir tada supranti, kad tu nieko nesupranti, nes ten yra totali nesąmonė surašyta. Tu kalbė apie angliškas dainas. Bet kokias lietuviškas irgi, tikrai labai daug lietuviškų dainų, nesakau, kad visas yra labai gerų dainų, bet tikrai labai daug dainų yra, kurios yra parašytos realiai apie nieką. Tiesiog, nu, va, tokiam, žinai, va, einu gatve, šalia auga medis, ar ne, nusipirkau kavos, pasidažiau blakstieną, sutikau draugą ir taip toliau. Ir tu ten gali sumesti va tokį kratinį bilę, kad rimuotųsi ir uždėtas geras bitas. Taip. Ir mes turim hitą. Jej! Tai gerai, grįžtant prie Turkijos, prie to kaimo. Taip. Tai tu išvažiavai? Jo, išvažiavau aš tenai ir aš
kažkaip tais nežinau, pagyvenau tenai gal kokius 3 mėnesius, dar perskričiau Antaliją, ten pagyvenau pusę metų ir dar galų galę susiradau kitą prodiuserį ir perskričiau į Turkijos sostinę Ankarą. Ir ten jau gyvenau 3,5 metų. 3,5 metų. Tol, kol prasidėjo pilietinis karas ir aš turėjau iš ten išvažiuoti. Čia labai greitukų suvariau visą tą istoriją. Bet labai gerai, Jo. labai įdomu. Tai tu uždirbai ten Pradėjau uždirbinėti po metų. po metų, o Tarp kitko, geriausias bairis. Aš į Turkiją, į Antaliją išvažiavau, grįžau, nes man Denizliai ten, žodžiu, gavos problemos, ten nieko nedarė tas žmogus, pinigų nebuvo, koncertų nebuvo, nieko nebuvo, tik labai mažas žmogus, labai didelė svajonė. tas Facebooko face'as be veido, Jo, ne? jo. Nu, jis toks Pakvietė? realiai ir yra, jis toks realiai žmogus buvo, toks be veido, žinai. Tave pakvietė, tu neturėjai koncertų, tu neuždirbai, bet Jo. tu išvažiavai į Bet Turkiją. jis man davė butą pagyventi, O valgyt? Jis man duodavo davinius, kaip aš dabar juokiuosi. O aš galvoju, čia juokas bus. Ne. Tarsi rimtai, žinok, jisai atneždavo man, pavyzdžiui, pusryčiam, ten jų firminiai yra tie smitai su sūriu ir panašiai. Buvai išrakinta? Ne, bet ten nebuvo kur eiti. Ta prasme, ten yra realiai tikrai vienas miestas su vienu prekybcentriu ir vienu naktiniu klubu, į kurį aš nuėjau per naujus metus. Tai buvo vieni iš tų naujų, gal 2 ar 3 naujų metų, kai aš nedirbau. Tu kosmonautas, Ta prasme, žinai. visiškai, jo, žinok, totaliai kosmosas. Nu, bet nieko, aš pražiūrėjau per tą laiką visus Family Guy sezonus. Tai dabar leidžiu savo, žinai, jeigu pavargstu ir sakau savo, kad va, neturiu savo ne valandėlės, Taip. kad pažiūrėti teliką, save nuraminu, tu sėdėjai 3 mėnesius ir žiūrėjai teliką, Turkijoj. žiūrėjai 30 metų į priekį, viskas. Žinokit, kokia yra prabanga Turkijoje sėdėti ir žiūrėti serialus? Matai, Turkijos niekas, tokia Turkija, kokią aš mačiau, jinai nėra tokia, kokią matom mes nuvažiuodami ekskursijas. Kokią Aš mačiau realią, tai yra, ta prasme, reali šalis, su realiais žmonėmis, ne kažkokiais tenai, žinai, kurortais, gražiom visokiom palmių spalvom ir taip toliau. Aš mačiau miestus, didelius miestus, ypač įsikrausius į Ankarą, ten yra finansų sostinė, ir ten yra visi pagrindiniai verslai, ten yra visi pagrindiniai šitie valstybiniai objektai ir panašiai, ten yra visos ambasados, ten vaikšto žmonės su kostiumukais, ta prasme, ten nemačiute su skarelėm, ten Arba žmonės su šortais ir bikiniais, ne? Ne, ten yra gili žiema, žinok, iki -20, taip kad ten yra visi 4 sezonai. O, wow. Ten vienu metu gali važiuoti 3 slidinėti ir degintis. Tiesiog reikia nuskristi lėktuvu. Ir ten iš miesto į miestą aš skraidydavau kiekvieną savaitę. Nes lėktuvas tenai buvo kaip, vietinė transporto priemonė. Tiesiog, Čiau! Jo, matai. Šaunuolė. Tai, o gerai, finansiškai tuos 3,5 metų prabuvus jau tą antrą kartą grįžus, taip? Taip. Uždirbai. Aš uždirbau, kai man susirinkau grupę ir pradėjau dirbti koncertuoti, ta prasme, restoranuose pradžioj, baruose, klubuose, tada prasidėjo festivaliai didesni ir panašiai. Taip, tada faktas, kad aš uždirbau. O pirmoji pradžioj, aš realiai Antaliją, kai grįžau į Lietuvą po Denizlio ir nusprendžiau, kad visgi noriu pabandyti Turkijai, nors absoliutiškai nieko neturėjau, tik vieną turkę pažįstamą, kuri mane priėmė gyventi Antalijoje, pati pakvietė, sako, atvaryk pas mane, ką nors sugalvosim. Ir žodžiu, tai aš iš kišenę iki dabar atsimenu, kaip man buvo likę 120 eurų, nes aš jau buvau išleidus absoliutiškai viską. Ir aš po 4 mėnesių persikrausčiau į Ankarą su 100 pem. Iš kur gavai? Nežinau, kaip taip gavosi. Kažkaip, tai žinai, pirmas dalykas, jinai buvo tokia wannabe manager ir jinai visur dylino visokius susitikimus. Mes ten ir telikė biškinuarėm vietiniam pasifilmuoti, aš ten padainavau. Jo, ir visi susitikimai pas juos yra su maistu. Tai yra turkų tradicija. Ir už tą maistą visada moka vyrai. Ir aš tiek pripratau prieš to reikalą, žinau, kad jeigu dabar aš kažkur einu ir prie stalo sėdi vyras ir laukia ten, nesvarbu, kad aš už kažką ten kavą susimokėčiau, aš taip, ai, kava, okei. Nors aš anksčiau buvau visiškai tas žmogus, kur, žinai, viskas equal. Jo. Bet aš neišmokau, ne tai, kad pripratau, iš tikrųjų tai yra labai geras dalykas, pas juos yra tokia kaip nuo mažens ugdoma tradicija, kad moteris nusipelnius yra pagarbos ir vienas iš pagarbos ženklų tai yra tiesiog už ją sumokėti restoranį arba kavinį. Ir tarkim, jeigu mes einam kompanijos ir yra, tarkim, šeimom einam, ar ne, tai tie vedę vyrai sumoka už visas sėdinčias moteris prie stalo. Ne, tai nėra, kad tu sumoki tik, kaip kiti už savo. Ai, čia tipo jo, čia maždaug eini pasimatymus ir štai moka. Ne, ten vyrai moka už visas moteris. Jo. Ir jie, tikriausiai, tai yra jų toks bruožas nuo pat gimimo. Tai yra ugdoma, būtent tas toksai draugiškumas, dalinimasis, jis yra ir, pažiūrėjau, jeigu aš su draugais vėliau jau atvažiuodavau ir
su draugais, kurie mano draugai yra vyriškos lyties, Taip. jie vis tiek už viską sumokėdavo, kviesdavo į svečius ir panašiai. Ir tai yra nepagarba, jeigu tu bandai įsitraukti piniginę. Nu, vyrai. tai yra Tikrai šiltųjų vyrai. kraštų bruožas. Tiesiog, aš nežinau, vat jie taip yra ugdomi. Mamos jos taip ugdo. Kad jie turi gerbti Taip. moteris ir tai yra vienas iš pagarbos būdų. Nemuša moterų savo. Nu čia jau nei kiekviena, žinok, pro kiekvienas duris nevaikščiau ir nežiūrėjau. Maža ką, gal girdėjai istorijų. Ne, tikrai, mano aplinkoje tikrai ne. Kas moka, tas užsakinėja muziką. Ai, ne. Ne tokiam lygiai. Kaip Tikrai ne Londonas? tokiam. Londonas, viskas atvirkščiai, nes jau ten turėjai pahalint. Ten Jo, lapa, ten jau- o jau ten reikia Jo, dirbti. Ten norint kažką tai turėti, reikia labai daug Kaip tau dirbti, nes sekėsi? viskas yra labai brangu. Nu, pradžia buvo, žinai, drambliuko svajonės, atvažiavau su tą mintim, žinai, prisiregistruosiu į krūvą ten... Koncertą? Ne, į krūvą ten agentūrų, žinai, nes pradžioje pirminis būdas buvo, nusprendžiau tapti plus dydžio modeliu, nes ten tas buvo šiuo metu labai einamas. Ant žinai. bangos. Jo, nu ir kaip, aš dirbau, viskas gerai, bet ten, žinai, tas darbas, nu ten gauni vieną fotosesiją, ten kokią lengvą, Taip. žinai, ekstra ten panašiai, tai Taip. ten 100-105 svarų, taip toliau, bet tai neužtekdavo pinigėlių kiekvieną kartą. Nu, Kiek tai... mėnesių reikėjo pragyvenimui? Žinau tavo tą. Žinai, aš tau išgyventi. pasakysiu, man labai juokinga yra, labai tegul nesupyksta tie lietuviai, kurie gyvena Londone. Būtent mes kalbame Taip, apie Londoną, taip. ne apie kitus miestus, nes kitose miestuose yra truputėlį kitoks pragyvenimo lygis. Taip. Bet būtent apie Londoną, kai žmonės sako, kad oi, čia aš negrįšiu į Lietuvą, nes čia Londone, žinai, čia viskas pigiau, čia maistas, kelionės, žinai, čia galim pragyventi ir panašiai. Tai, nu, kaip tau pasakyti, algos Londone yra nuo 1000 iki 2000 svarų, tas aš kalbu, tas lygis, kaip tu savaitę? atvažiuoji. Mėnesį. Savaitę. Ta prasme, nu, žinai, yra tokių darbų, taip, bet mes čia kalbame apie tuos, kur, Taip. tarkim, darbinasi lietuviai tik atvažiavę. Ir Ne? Tai yra gauna tu administracija, padavėjai, fabrikai ir taip toliau ir panašiai. Okay, Ne? Ir ta prasme, tu už būstą sumokė, aš asmeniškai už būto nuomą mokėjau 1500 svarų plus komunalinius. Ir čia tikrai ne centre kažkur, tai čia yra, nu aišku, aš nebuvo labai toli, ten buvo antra Taip. zona kažkur, bet vis tiek tai yra atstumas. Taip. Tai yra atstumas. Tai tam, kad tu realiai galėtum save pilnai išlaikyti, tau reikia uždirbti bent 4000 svarų per mėnesį, kad Ir tu kaip galėtum tu savo tą išgyvenai? leisti. Oi, ne, aš radau būdų. Aš visada randu būdų. Tai bet tiesiog ką noriu pasakyti, kad dauguma tie žmonės šneka, kad čia, oi, čia tipo labai daug lengviau Londone ir panašiai. Yra lengviau, jeigu tu uždirbi 4000. Taip. Kitu atveju turi arba labai daug dirbti, tai yra labai daug valandų, jie dirba tikrai daug valandų, arba tiesiog tu turi neturėti absoliutiškai jokių poreikių. O aš poreikių visada turiu ir kiekviena normalis moteris turi poreikių. Taip. Tai žodžiu, pirmas dalykas, ką aš dariau, tai aš pradėjau labai daug dirbti. Aš labai myliu Taip. kiekvieną kartą pradėdama bet kokį darbą, aš jį dirbu. Ir aš dirbau daug širdies. valandų. Taip. Taip, ir aš iš tikrųjų labai daug laiko atidaviau darbui, per tą laiką aš spėjau tiesiog suprasti, kiek aš uždirbu, ką aš uždirbu ir ką aš savo galiu leisti. Ir aš leidau savo dėl to, kad aš neturėjau kažkokių didesnių poreikių, nes tai buvo darbas, kažkur išeini, kažką nusipirkit, Taip. tokie tai ir poreikiai ten. Pavyko nuoma. susitaupyti? Oi, ne. Baigtų, nejuokim. Ką tu gali sustupyti iš 1500 svarų, iš kurių tu per mėnesį lieka 500? Tai aš ką nusprendžiau daryti, aš nusprendžiau gyventi. Tiesiog. Tiesiog mėgautis laiku ten. Ir kadangi darbas, į kurį aš pradėjau dirbti dienomis, tai buvo administracija, o aš kadangi esu labai greita išmokti Mokaisi kažkokius greitai. naujus dalykus, tai aš labai greitai išmokau tos administravimo reikalus ir 8 valandų darbo aš pasidarau per kokias 2-3. Tai ką veikia mergina, atsisėdusi prie kompo, kai Ką? turi dar 4-5 laisvas valandas? Ką? Kaip tai ką? Šopinasi. Ir ieško akcijų. Tai mano akcijos buvo tai, kad aš pradėjau ieškoti kelionių. Ir aš atradau pačius geriausius būdus ir žinojau, aš tiksliai žinojau, iki tiek aš buvau pakalus, kad aš, pavyzdžiui, tiksliai žinojau, kad antradienį tarp 12 ir 12:30 Raineiras pakeis kainas ten nuo 89 eurų iki 19 eurų. Aš žinodavau iki tiek, ant tiek būdavau pakalus, supranti, kad aš, ta prasme, aš galų gale įsidarbinau 2 dienas per savaitę po 14 valandų dirbti ir aš 5 dienas skraidydavau. Ir aš su 1000 eurų gyvenau taip beveik metus. Eurų, svaro, ne? Svarų per mėnesį, taip. Aš nuomavausi kambarį ir aš tiesiog, kaip kambarį, mes su draugė kartu butą turėjom, tai žodžiu gavosi fainiau, nereikėjo pas kažką kambarį nuomotis. Kiek laiko buvai Londone? 4 metai. 4 metai. Jo. Tai pasiblaškiai po pasaulį apie 10 metų. 8 metai lygiai. Visą 8. Jo. Ir žinok, kažkaip džiaugiuosi tuo. Nes patirtis. Patirtis, praktika, pirmas dalykas dar, kas yra svarbiausia, tai yra, Jėzus, man sorry, po gimdymo, žinok, pusę žodyno nebėra. Viskas gerai. Pasakyk, kokio žodžio.
Pasaulėžiūra. Va, matai. Labai retai naudojamas žodis. Pasaulėžiūra. Aš tik pamirštu šitą žodį. Plečiasi horizontas. Jo, plečiasi horizontas, žinai. Tai šitas yra labai daug. Taip, matai kitokie žmonės ir tada yra daug lengviau gyventi grįžus į Lietuvą, kai iš tikrųjų čia prasidėjo daug. Grįžau į patyčių klaną, į depresijos liūną ir kaip visą tai išgyventi, būtent man ir padėjo ta patirtis praeityje. Tai tavo ugnis, aš stebiu tavo storius ir aš galvoju, kaip, iš kur, viskas aišku, patirtis pasaulyje. Taip, ir kartais gali, pavyzdžiui, kokią, nežinau, butelį sieną sudaužyti, žinai, pažliumt kur nors pasislėpęs. Esu, kvepalų buteliuką. Dužo? Į sieną mečiau iš nervų. Aišku, kad dužo, iš šipeliukus. Nu, sakau, visiems pasitaiko. Neša laimę. Tikrai taip. Ir visiems pasitaiko tų, žinai, tokių kukų momentėlių. Nu, taigi mes nesam, visiems kukų. Ir man pasitaiko kukų labai dažnai. Už kukų. Už kukų. Kaip į Lietuvą grįžai ir kas prasidėjo? Lėktuvu? Lėktuvu, nevažiavai? Nevažiavai. Įsadinau pusę fūros pažįstamų. Gerai, užduokim kitaip klausimą. Kai grįžai į Lietuvą, ką veikiai? Nu, ėjau tiesiai į teliką. Kai grįžai lėktuvu į Lietuvą? Ėjau tiesiai į teliką, žinok. Dar, žinai, kaip buvo projektas plus dydžio modelių ir aš tiesiog buvau parskridus į Lietuvą ir man pažįstamas, kuris dirbo tenai, parašė, kad sako, Geina, toks projektas, gal nori sudalyvauti. Wow, kaip faina. Sakau, nu davai, žinai, tipo, ir atsiuntė man atrankos visas, žinai, duomenis, ten laiką, datą ir panašiai. Nu ir aš galvoju, gerai, ateinu. Sėdi visi, o svarbiausia, tie, kurie organizavo prodiuseriai, buvo tie patys, beveik visi, kurie dirba pas mus prie Kelias į žvaigždes ir jie tokie, tu čia ką darai, nu kaip tai ką, sakau, namo grįžau. ir tu taip laisvai visą. Nu ir aš savo pasakiau, kad jeigu jie mane paims į tą šou, aš grįžtu į Lietuvą. Nes kadangi pas mane buvo problemų Londone, nes ten viskas pradėjo labai greitai griūti, iš manęs buvo atimta studija, ne mano norų, kurią aš jau buvau pradėjus ten lipti laiptais, atsidariau savo Delaut studiją ir tada viskas, taip žinai, patalpos dingo, Londone patalpas nebrangiai susirasti tikrai yra sudėtingas dalykas. Tai iš manęs jos buvo paimtos, nes kadangi oficialios sutarties neturėjau, jo. Tada išsikraustė mano kambariokė, man išlaikyti 1500 vertės butą buvo kosmosas ir tada galų gale aš susiderinus išėjau iš darbo dėl to, kad jie manęs nebeišleido papildomų atostogų ir aš pasakiau, žinot ką. O aš tą darbę buvau labai gera, aš dirbau vadybininkė ir galvoju, nereikia jų manęs, tai man ir jūsų nereikia. Ir viskas. Ir taip gavos, kad jie mane pakvietė į tą šou ir aš tada susikroviau visas zamatkės ir grįžau namo. Ką davė tau tas šou? Supratimą, kad mums iki totalios visuotinės socialinės globalizacijos dar labai toli. Nieko nesupratau. Čia bandžiau kažkokius terminus šustrus pavaryti. Socialinės, nu tai socialiniais tinklais kalbama, ne? Žodžiu, šitą dalyką. Ir globalizacijos, tai turiu omeny. Ką iš tikrųjų reiškia žodis globalizacija? Pasaulėžiūros, žodžiu, tokios teigiamos, pozityvios dar labai toli, nes žmogus Lietuvoje vis dar yra giliam žiemos miege. Turi minty, kad nesidžiaugia gyvenimu, mažai pozityvo, labai daug patyčių, išjuokimų ir tas yra viešoje erdvėje, tarp kitko, labai dabar intensyviai ir atrodo apie viską galiu apkakoti. Ir svarbiausia, kad žmogus čia visiškai nesidžiaugia kitų žmogumi. Taip. Mes nemokam džiaugtis savu. Net nekalbu savu, nepažįstamu, mes net pažįstamu nemokam džiaugtis. Taip. Jeigu mama sesėm ar ten broliai, pusbroliam sugriauna gyvenimus ir panašiai, tai nu, ta prasme, apie ką mes liūdna, iš tikrųjų liūdna ir aš labai linkiu, kad mes pasikeistumėm į gerą pusę. Yra labai daug fainų žmonių, bet tikrai, vėlgi sakau, yra dalykas toksai, ką aš išmokau grįžus į Lietuvą, tai yra susirasti savo žmonės ir susikurti savo burbulą, tai yra vienintelis dalykas, kada tu jausiesi ir gyvensi laimingai. Saugiai, laimingai, būsi happy. Jo. Gerai. Einam prie babkių, ne? Galvoju, einam prie babkių jau. Ai, šiandien nebus babkių. Aš čia taip pasidėsiu telefoną, čia žinai, gali kas nors bėgti ir taip. Ir jeigu paims kas nors, pagausim. Nu gerai. Pabandyk tu ten tuos, žinai, riedlentininkus. Nu gerai. Gabytė. Gabija. Aš matau, kaip tu eini iš proto dėl jos. Jo, žinok, ten yra kažkoks tai po metų. Kodėl taip nutarei? Su draugu mes susitarėm, nes jisai yra tėtis ir aš gerbiu jį dėl to. Ir jis žino mano gyvenimą ir tiesiog paprašė, kad metus laiko, bent jau metelius laiko, aš nerodyčiau jos veido. Veiduką. Bet paklausė, ar galiu rodyti šiaip, taip iš nugaros, kojytę, rankytę, taip sakė. Labai faina, žinai, tu sukuri tokią milžinišką intrigą, nes jau gal. Ne.
Aš tą galiu parodyti. Ir žinok, žiūri, faina. Parodyk. Jo, iš tikrųjų, nes matosi jau, žinai, mažytė tokia, kažką kniurkė. Savo man reikia tvirto. Wow. Į ką panaši? Į tave, matau, biški, žinok, tėti. Plaukai mano. Kokia faina. Balsas mano. Dieve, kokia faina. Eina savo, aš negaliu žiūrėti. Jo, čia mano špingalėtų. Labai graži. Va čia mūsų selfis, žiūrėk. Sakau, jinai išsižiojo dėl to, kad tu išžiūrėk. Nu va čia visą, žiūrėk, viską daro taip pat kaip tu. Ir žinai, kas įdomiausia, žiūrėk, jinai žiūri, aš tai žiūriu į telefoną, matai, žemiau, jinai žiūri tiesiai į kamerą. Va čia šito. Šaunuolė, influencerė. Jo. Nu gerai, tai Gabi atėjo tavo gyvenimą ir dabar tau reikia surimtėti. Kodėl? Kodėl? Nu gerai, nereik tau surimtėti. Žinai, kaip aš tau pasakysiu, tiek, kiek man reikėjo surimtėti, aš surimtėjau iki tol, kol Gabi atėjo iš šitą gyvenimą, būtent dėl to ir neatėjo dabar iš šitą gyvenimą. Nes tu anksčiau, taip, labai teisingai. Taip, apie finansus. Aš tau sakiau. Taip. Gerai, važiuojam. Kaip čia be to? Važiuojam. Aš iš tikrųjų tai nekankinsiu to. Labutis. Nekankinsiu tavęs iš tikrųjų. Žinai, bet man labai įdomu tavo požiūris. Tavo požiūris į tuos būtent investicinius, kaupiamuosius, kitaip dar vadinamus tautoje draudimus. Taupyti, kaupti. Aš turiu pati. Aš žinau. Jo, aš turiu pati, pasidariau prieš metus, bet tarp kitko vien dėl to, kad iš tikrųjų radau ganėtinai patikimą žmogų, kuris man realiai tiesiai šviesiai viską papasakojo, parodė ir kaip iš tikrųjų viskas yra. Ir tikrai pasakė, kad, būk rami, bet jeigu dabar dėsi, jeigu atsimsi per 3 metus, ta prasme, tu apie savo pinigus pamiršk tiesiog. Nes, tai yra didžiasis procentai. Tobula. Jo. Tai ta prasme, man pasakė šitą iš karto ir aš sako, negalvo, kad tau čia bum ir staigiai pradės kažkas tai kauptis, ane? Plus būkim turtingi, bet teisingi. Kad normalu tai visgi yra draudimas, tai kažkokią dalį mes vis tiek turim sumokėti už tą draudimą. Come on, pažiūrėk, kiek mes mokam valstybei už draudimą. Ir negalim jo pasinaudoti. Vis tiek negalim jo pasinaudoti. Negaliu sakyti, pagimdžiau, Ne, viskas gerai, iš tikrųjų, mūsų sveikatos nėra tai blogai, nėra tai blogai. Tikrai palyginus blogiau Amerikoje. Net ten be nuomonės. Net nemerkim. Tai iš tiesų, aš kaip pasakyti, aš esu už ir prieš tą draudimą, tai yra pirmiausia reikia įsitikinti, koks žmogus ima tą draudimą, tai yra tam tikram amžiuje aš jau nebesiūlyčiau jo imti, tarkim, jeigu, tarkim, mano mamos amžiuje, tai... Ne, viskas, stop. Net ir nėra prasmės. Tai va, arba labai jaunam amžiuje, ką aš tarp kitko turėjau, aš turėjau tą draudimą pasiėmus pirmais, gal man buvo 22 ar 23. Man buvo 23, kai aš pirmą kartą savo sutartį pasiriau. Bet po 5 metų aš nutraukiau ir aš išsėmiau, kiek buvo. Bet žinai, kas buvo? Kodėl? Žinai dėl ko? Dėl to, kad tada buvo tik atsiradę, tas toks bumas atsiradęs. Ir aš iš tikrųjų gavau jį žiauriai blogom sąlygom, nes aš pasirašiau tiesiog ale-bilę, žinai, man buvo dzin tiesiog. Čia kaupsi babkės, kad prikūrė, žinai, kai ten prikūrė tie konsultantai visokių dalykų. Ir aš net nežiūrėjau, ką aš prikūriau. Ir žinokit, ten buvo labai labai blogai, nes net po 5 metų, kai jau realiai pagal jų kūrybą aš turėjau atsimti bent jau 8-9. Po 5 metų? Aš žinok, išsėmiau, aš buvau įmokėjus gal kokius šelitais dar buvo tada. Aš nežinau, neatsimenu, buvau įmokėjus gal 5 gabalus, aš atsimiau gal štuką 8 tik tais. Tai ta prasme buvo labai žemas ten procentas, ten žodžiu labai blogai. Tai aš šį kartą, žodžiu, viską išsiklausinėjau, kad man tiksliai parodytų, kas kur, kaip, kada, jo. Aš nesu tikra, aš vis dar nepasitikiu, žinai, aš ne tai, kad nepasitikiu tuo draudimu, aš tiesiog nepasitikiu bendra finansinė struktūra dėl to, kad aš nežinau, kaip kas stovės ir kiek visą tai egzistuos, supranti, gal kažkas kokią dieną, žinai, ir nutrauks visą internetinį ryšį su visais. Jeigu internetinį ryšį nutrauks su visais, tai mums tikriausiai nebereikės nieko. Jo, tiesiog. Kita vertus dėti koinę, žinai, irgi klausimas, ar gerai. Žiūrėk, Donata, aš tu pasakysiu, kadangi čia mano tema, tam 3-2, ne? Ką tai reiškia? Tu 50% nuo savo pajamų pasidedi kur? Pragyvenimui, elektrai, maistui, gabyti, dar kažkam. Ką tu turi per mėnesį sumokėti? 50% tu turi skirti, nusipirkti, pavyzdžiui, šūdniekių,
Čia PEM, galvau, sakysi PEM, tam 3, tada draudimui ir 20 šūdniekiam. Ne, iš tikrųjų iš tų 50% tu turi pasiskirti nu 5-10% tokiem emociniam pasitaškimui, kai gali plaukus susirauti. 30% laiko dar turi. Aha, jo, viskas gerai, dėl to ir pažiūrėjau. Taip, 30% tu turi pasidėti tokiam, nu, vat, taupimą su tikslu išleisti. Naujas telefonas, atostogos, nežinau, kažkas tokio, ko tu nedarai kas mėnesį. Ir 20 tada jau reiktų į draudimą. Kitaip tariant, ne kiek į draudimą, bet kaupti ateičiai, įdarbinti tuos pinigus. Jo. Taip, čia gali 10, gali rinktis, gali 20, vienareikšmiškai taip. Ir atsakant į tai, ką tu pasakai, kad tu nežinai. Google investuota, ne, pavyzdžiui. Bet čia jau yra rizikinga, bet gerai. Ir tai, ką tu pasakai, kad tu nežinai, kas bus. Tai aš tau atsakysiu ir nuraminsiu, galbūt tikiuosi, aš labai tau linkiu išgirsti tai ir visiems jum nėra ko bijoti. Dėl to, kad neatsitiks nieko nei draudimam, nei įdarbintiem pinigam investicinius fondus, dėl to, kad žmonių kiekis pasaulyje didėja, o jie vartoja. O mūsų pinigai padėti ten, kur mes visi viską perkam ir vartojam. Į tą rinką, pažinau, kaip pavyzdys ten Amerikos, Kinijos, Skandinavijos ar kažkokia rinka nukreipti tavo pinigai į tą, tarkim, fondą, kurį sudaro didžiausi, brandai, tarkim, paimkim Ameriką, ne, Apple, Google, ten visi tie, vat. Ir tavo ta įmoka keliauja į tuos, vat. Tai perka investicinius vienetus, tokius kaupia tą turtą tau, aš tau bandau primityviai paaiškinti. Taip, aš kitaip ir nesuprasiu. Taip, ir svarbiausia, kad tai nesibaigs, dėl to, kad turėtų žmonės visi, baisiai tai pasakysiu, išmirti. O jeigu taip jau atsitiks, tai visiems bus viskas gerai. Aš tau sakiau, nebereiks niekam, jeigu interneto neliks. Tai čia atsakant į tai, kad nėra ko bijoti, o žmonės bijo iš nežinojimo. Ir tai, kad tau paaiškino viską, kad tu pamirš po 3 metų pinigų, net nesitikėk, aš visą laiką visiems sakau 10 metų minimum. 10 metų. Nori rezultato, gero rezultato, 10. Yra išimčių, kai po 5 metų gali jau turėti wow, bet tam reikia atitinkamai įmokų didesnių. Jo. Tu negali žaisti su ten 30 eurų ir tikėtis, kad bus po 5 metų pliusas, bus daugiau. Tai va. Gerai, ką tu galvoji apie pensiją? Ką? Pensija. Pensija. Žinai, mes esame individuali veikla, kuri dirbs iki mirties. Žinai, aš įlendu į savo Sodrą pasižiūrėti. Ne, aš dabar susitvarkiau jau Sodrą, būtent kai prieš Gabytės gimimą, tai iš tikrųjų prasidėjau gal kokius, 3 mėnesius, net mano draudėjas / mano konsultantė šitais klausimais man sakė, kad klausyk, tau respektas, nes dar nesu mačiusi, kad žmogus tiek eitų ir pasidarytų. Nes buvo iki tokio lygio, kad aš jau skambinu, žinai, Sodra VMI ir man atsiliepė jau vardu, žinai, labą dieną, Dona. Nes aš tiek jos buvau užbombardavus, žinai, tai čia viskas sakei, tai kažkiek stažo yra, bet šiaip pensija, aš žinok nieko nedarau, nieko nekaupiu, priežastis yra paprasta, kas liečia valstybinius dalykus, dėl to, kad dėdama kažkokius tai pinigus, aš ne kažką jų daugiau gausiu ateityje, būtent dėl to, kad aš dirbu pagal individualią veiklą. Nes nuo individualios veiklos, net ir dabar paimkime mano tas išmokas, kurios yra Gabytei skirtos, jos yra ženkliai mažesnės, net jeigu aš tos pačius pinigus, kuriuos aš parodžiau. Jo, kuriuos aš parodžiau, tie pinigai, kurie yra gauti man į kišenę, jeigu aš tos pačius pinigus į kišenę būčiau uždirbus darbe, mano išmokas būtų didesnė. Taip. Bet aš žinai, Donata, aš suprantu, kad mes, gal ne visai tikim mūsų svajonių valstybę ar kažkaip, bet aš kalbu apie tavo pačios požiūrį, kaip tu galvoji, iš ko tu gyvensi, kai tau, užsinorėsi viskas, nebedirbu, nieko nedarau Instagrame, nebedainuoju, nieko nebedarau, tiesiog viskas man jau dabar tu kaip laikas. pasakoji, žinok, šitą dalyką, tai aš labai sunkiai įsivaizduoju save tokioje situacijoje. Tikiu, bet yra dar 2 momentai, žinok. Aš nebenoriu, aš nebegaliu dėl sveikatos, arba tavęs nieks nebenori. Jo, yra šitas variantas. Ir yra tie 3 momentai, kur tu turi pagalvoti, taip mes visi, jį varysim, o jeigu sveikata? Taip. Ir aš visiems sakau, kad jūs pagalvokit ne apie tą valstybinę pensiją, nepagalvokit ten apie kažkokius fondus valstybinius, apie save, ką tu gali tokio padaryti, kad tu susikurtum tokį gyvenimą, tada, kada tu norėsi išeiti pati į tą užtarnautą poilsį. Tai iš ko gyvensi? Taigi kaupiu, draudimą, išsimsiu po to savo ir... Jo, iš tikrųjų, žinok, negalvojau dėl to, kad aš gyvenu toksai žmogus, aš kažkaip labai daug į priekį stengiuosi negalvoti. Taip.
Pagrindinė priežastis dėl to, kad man ir taip skauda galva, ką man reikia, kad tai skaudėtų dar labiau. Tai aš kažkaip turiu tokį, žinai, aš toks viduriukas, tarp tų tokių visiškai vėjavaikių žmonių, žinai, ir tų, kurie labai labai kruopščiai dėliosi savo ateitį. Aš jaučiu, kad tu visada tokia būsi. Ir aš, pavyzdžiui, visą laiką sakau, pas mane visą laiką sąskaitoje yra kažkiek pinigų, kurių man užtektų, nu, taip kukliai pagyvenant, tarkim, mėnesių, žinai, nu, turiu menį tie einamieji. Taip. Einami pinigėliai. Tai tu turi santaupų mėnesį, Tai nėra santaupos. Aš tiesiog visą laiką turiu, tarkim, štuką eurą, ne? Aha. Ir jeigu aš gaunu kažkokius tai pinigėlius, o iš ten aš jį būnu paėmus kažkiek, aš iš karto įsidedu ir man tas štuka ten stovi. Saugus toks rezervas. Jo, ta prasme, žemiau stengiuosi, kad nenukristi. Bet čia nesakau, kad tai buvo visada anksčiau, taip tikrai nebūdavo. Anksčiau apšė buvo minusas sąskaitoje. Bet žinai, gyveni ir mokaisi, nu tai iš viską mokaisi. Tai va aš kažkaip stengiuosi bent jau tam darbiniam laikotarpiu gyventi taip, ar ne? Kaip bus ateityje, sakau, aš labai negalvoju, aš dabar pasimiau tą draudimą, kas man buvo gana didelis žingsnis, žinai, nes aš sakau, nelabai pasitikiu tokiais dalykais ir aš... Bet ar ramiau, kaip pasakiau, šitą momentą apie dauginimąsi? Jo, ne, tai žinok, aš kažkaip iš viso galvoju, kad, nu... Neveiktų sistemos, Donata. Žinai, kaip pasakyti, dar yra vienas dalykas. Reikia viską daryti savo normos ribose. Tarkime, aš pirkau butą Vilniuje prieš 15 metų, tuo metu buvo bumas, visi pirko naujos statybos namus po 300–400 tūkstančių. Aš pagalvojau taip, gerai, dabar įsivaizduok, jeigu tau bus taip blogai, kad tu per mėnesį neturėsi tų pajamų ir tu negalėsi sumokėti ten 600–700 litų, ne daugiau štuką, ten štuka 3 buvo, štuka 4. Jo. Tarsi, aš turiu imti kažką, kad aš visada galėčiau sau leisti susimokėti tą mėnesį. Kad ir kas be nutiktų. Ir aš pasiėmiau paprastą vieną kambarę butą buvusiam bendrabutį netoli centro, kur mano įmoka siekia 160–107 eurų per mėnesį. Ir tu žinok, net ir išvažiavusius 8 metus, aš tiesiog įleisdavau arba draugus, arba susimokėdavau pati, nes tai nebūdavo didelė suma. Ta prasme, tai nebuvo didelė suma, kurią aš galėčiau susimokėti. Ir aš tada, kai praėjo 10 metų, pasibaigė mano paskola, aš supratau, okei, šitas dalykas buvo tikrai geras mano sprendimas, nes labai daug pažįstamų, kurie pasiėmė tos didelius butus. Ir kokį vargstą jau dalis iš jų ir paskelbė bankrotus ir nebeturi tų butų ir pardavė ir sėdi minusuose. Ir, nu, aišku, yra, kurie išsilaikė, bet tai čia, žinai, vėlgi nuo žmogus priklauso. Tai aš esu tas žmogus, kuris visą laiką daro tai, kas yra normos ribose. Šiuo metu aš galiu sau leisti 100 eurų įkaupimą į draudimą, vadinasi, aš stengsiuosi, kad tai būtų. Labai gerai. Ir aš tiesiog laikau tą sumą ir viskas. Ir nedarau daugiau, nedarau mažiau, nes nenoriu mažiau, nes kam daryti mažiau, jeigu gali padaryti daugiau. O daugiau irgi nedarau, nes irgi nežinau, ar čia gerai veiks ar neveiks, žinai, ir kaip čia viskas bus, tai žodžiu. Veiks, viskas bus gerai, pamatysi. Tikrai. O Gabijai, ką darysi su mokslais? Tai va dar šitą nežinau kol kas. Šiuo metu tai paprasčiausias dalykas, ką padariau, tai atidariau banko sąskaitą ir joje krenta visi vaiko pinigai. Tai čia turbūt kas dauguma daro šitą dalyką. Dauguma daro jau kitaip. Nu, tarsi aš turiu menį, kad tuos pinigus ne iš karto leidžia vaikui. Taip, 100% jie neleidžia iš vis vaikų, didžioji dalis tėvų įdarbina tos pinigus. Tai va aš tą patį galvoju daryti, tiesiog, kad dar nebuvo laiko apgalvoti iš tų dalykų. Ir dar laiko, viskas gerai. Aš taip kažkaip kol kas leidžiu jiem kristi dar porą mėnesių ir tada jau žiūrėsim, kokia ta situacija. Kadangi pradėjo lyti, Oh my god, kaip žiauriai! Paskutinė žinutė, atnešk mums skėtį. Aš dar noriu pasidaryti gražią nuotrauką su saulyte. Ateik čia. Tai kuom tu dabar esi naudinga žmonėm? Kuom aš esu naudinga žmonėm? Aš esu labai puikiai renginių vedėja, kuriuose dar ir dainuoju, turiu fainus didžėjus ir visą tai darau už ganėtinai vidutinę kainą. Ir taip, kad žinokit, jeigu galvojat, kad negalit manęs įpirkti, tai tikrai galit. Ir tą pasakė man ne vienas žmogus, kuris mane pasamdė, nes kiekvieną kartą rašydami jie galvoja, kad aš ten užsirašysiu 4 gabalų, žinai, ir žodžiu ten jo. Ne, tai taip nėra iš tikrųjų, tai viskas yra ganėtinai įkandama. Taip pat aš moku vaikus dainuoti, turiu dainavimo studiją, kurioje šiais metais mes dar pradedame būgnų pamokas, gitaros pamokas ir pianino pamokas. Taip pat, žodžiu, darysime visą gyvo garso chorą didžiulį, orkestrą. Super. Tai va. Ir šiaip aš esu žiūriai fainai ir verta su manim prasidėti. Taip. Tai paskutinė žinutė savo. Ko palinkėtum savo? Kad būčiau labai gera mama. O, vau, netakis sudrėko. Bet čia dėl lietaus, jo? Taip. Dėl lietaus, taip.